Labas liūtai, esam jūsų zodiako ženklo skaitime. Tai skaitimas, kuris galbūt skirtas liūto ženklui, galbūt tiems, kurie esate ryšiuose su liūtais, o galbūt kažkam, kas visiškai nieko bendro neturit su liūtais. Viskas tvarkoj. Kai kuriems rezonuos, kai kuriems nerezonuos, nesijaudinkit, bus kitų kartų. Šitas skaitimas greičiausiai turės išplėstinį skaitimą, kurį jūs rasit gentyje arba komentaruose nuorodoj. Ok, liūtai. Centre mes turime 7 taures. 7 taurės yra emocinis perviršis, emocinis chaosas. Tai gali kalbėti apie pasimetimą fantazijose arba pasimetimą realybėje. Bet ką aš jaučiu iš šitos visos kombinacijos, ką išdėliau, atrodo, kad tai yra susijęs su jūsų emocijomis, su jūsų jausmais. Ir kai kurie galbūt nežinot, ką pasirinkti, kaip pasirinkti, kur judėti, kas turėtų vykti. Ką pirmiausia aš matau, tai matau, kad galbūt praeitįje manėt, kad laimėjot aukso puodą ir labai drąsiai judėjot į kažkokį įsipareigojimą arba į kažkokį kontraktą. Bandėt, galbūt irgi svarstėt, kaip judėti ir kaip susibalansuoti, kaip išlaikyti pusiausvyrą, bet jūs tai darėt labai narsiai ir tame buvo labai daug emocinio, tokio pozityvaus krūvio, kas kaip ir viskas šaunu, bet atrodo, kad tai nepasiteisino. Jeigu tai yra santykis, atrodo, kad jūs tai nuvylė ir kai kurie galbūt esat ant skyrybų slenksčio. Jeigu tai yra darbinis kontraktas, jūs pamatėt realybę, kaip yra iš tiesų ir jūs norit laisvės, jūs norit pasitraukti. Kai kuriems aš matau, galbūt jūs turėjot kažkokią labai gilią krizę savo gyvenime vienu metu. Galbūt tai buvo skyrybos, atleidimas iš darbo, netikėti kažkokie rūpesčiai, sunkumai, kuriuos jūs bandėt slėpti, bet tas liūdesys, gedulas vis tiek paėmė viršų ir galbūt kai kurie iš jūsų sprendimų buvo grįsti paviršutiniškais tyrimais. Ir tie sprendimai jūs nuvylė, galbūt kitus žmonės. Bendrai žiūrint, atrodo, kad kai kurie iš jūsų labai baladojat savo smegenis. Ir labai sudėtinga iš tikrųjų kalbėti, tai labai atsiprašau, kad nerišlu ir galbūt kažkiek stringu ir lėtai bandau išmegzti tai, ką čia matau. Bet aš matau liūtą, kuris yra emociškai pasimetęs ir mano, kad prarado tai, kas buvo tikra, nes pasirinko tai, kas galbūt blizgėjo, tai, kas buvo gražu arba patikėjo kažkuo kitu. Kitas žmogus, kurį mes matom šitoj pusėje, tai nėra tas žmogus, su kuriuo jūs buvote, bent jau taip atrodo. Kitas žmogus visiškai nežiūri į jūs, žiūri į kitą pusę. Atrodo, tai gali būti moteriška energija, tai gali būti vyriška energija, nes abudu elementai krenta čia, bet atrodo, kad tai žmogus, kuris buvo atsiskyrėlio pozicijoje, tai galbūt žmogus, kurį buvo sunku pamatyti, kažkur išvysti, sutikti, galbūt tai žmogus, kuris laikėsi šalto proto pozicijos ir ėjo labai disciplinuotai savo keliu, labai aiškiai, labai konkrečiai, nes monetų karalius indikuoja tą ištikimybę savo pasirinkimams, solidų požiūrį, labai stabilų judėjimą į priekį. Kas pas jūs buvo priešingai, jūs šovėt, jūs sprintavot ir jūs manėt, kad laimėjot, yes.
Ir tame, šičia mes matom ramybę ir įsižeminimą, šičia mes matom labai daug emocijų ir labai daug tokio, gal netgi pasididžiavimo arba arogancijos. Ir tai apsivertė, taip atrodo. Atrodo, kad galbūt kažkas nenori su jumis būti tame kontrakte, į kurį jūs taip investavot. Galbūt jūs norit išsilaisvinti iš to, įvyko kažkas netikėta. Šitame visame reikale, į kurį jūs taip narsiai ir didžiuodamiesi savimi judėjot, kažkas iš to traukėsi, kitas žmogus arba jūs. Tas žmogus, kuris nedalyvavo šitoje erdvėje, demonstruoja didžiulę stiprybę ir eina savo pašaukimo keliu. Tai yra žmogus, kuris generuoja idėjas. Tai gali būti matomas žmogus. Yra kažkas labai autentiško apie šitą žmogų. Yra kažkas labai, labai autentiško, labai kitaip. Yra kitoks faktorius. The star is born. Atrodo, kad šitas žmogus gali būti, kad visame tame euforiškame etape, kuriame jūs buvot, kažkas netikėtai pasitraukė tyliai. Nenustepčiau, jeigu tai buvo tas žmogus. Kažkas, kas buvo neįvertintas, tyliai išplaukė. Į savo nepriklausomybę jūs tai šokiravo. Aš matau 5 kalavijai, 4 taurės, 8 monetos, atleiskit, kad nematot taip pilnai. Monetų riteris, kai kurie iš jūsų jaučiatės tarsi buksiruotumėt vienoj, į kalną niekaip neįkopėt. Stumėt tą plūgą ir atrodo, jis nebesistumė. Nes jūsų arklys eina už jūsų. Aš klausiau, tai už ką tas 5 kalavijai, tas šitoks labai baladojimas savo smegenų ir iškrito 2 taurės. Aš praradau tai, kas tikra, man nebeįdomu visa kita. Ir atrodo, kad gali būti, kad kažkas pasirinko materialius dalykus vietoj tikros meilės. Ir tai yra vienas dažniausiai išgyvenamų žmogaus gyvenimo mitų. Mes tai matom visose mituose, epuose, istorijose, kaip žmogus išduoda savo širdį rinkdamasis tai, kas tenkina jo akis, skonį ir visus kitus receptorius. Kai tuo tarpu savo širdies pasirinkimas ir atneštų tą laimę visom prasmėm. Jo, tas kitas žmogus, gali būti, kad jūs nežinot, kur jis yra, galbūt jūs nežinot, kas iš tiesų detaliai vyksta jo gyvenime, šitas žmogus slepia. Aš matau, kad galbūt šitas žmogus bėgo nuo velnio, nes ties 7 kalavijais buvo iškritęs velnias. Tai yra žmogus, kuris išnešė savo taurumą, nekaltybę. Aš nežinau, kodėl tai yra aktualu. Yra kažkas tai labai neteisingai suprantama visame tame. Ir atrodo, kad jūs pradedat jausti tą disonansą iš tiesų, kad aš matau kažką neteisingai arba aš mačiau kažką neteisingai. Galbūt nuteisėt kažką, galbūt primetėt labai paviršutinišką matymą ant kažko, situacijos kažkokios arba žmogaus. Šito žmogaus laukia labai gražiai ateitis, 3 skeptrai ir imperatorienė. Tai yra žmogus, kuris bus lyderis, tas tikrasis lyderis, tas, kurį kiti mylės ir norės būti šalia. Atrodo, kad šitas žmogus labai natūraliai auga.
Tai yra labai kūrybiškas žmogus, ko aš nepasakyčiau apie jūs. Toks jausmas, kad jūs norėjote eiti tuo keliu. Bet jūs nusukote į sausą. Vietoj vandens stiklinės jūs pasiėmėt sausą davinį. Šitas žmogus pasirinko vandens stiklinę. Simboliškai kalbant. Ir dabar turėdami tą sausą davinį, jūs stringat. Jūs merdit. Aš nežinau, ne visiems liūtams, kai kurie iš jūsų galbūt būsit šitoje pusėje, ar ne? Ir patarimas, ką reikia daryti, iškrito kūrėjas žemė ir grįžkite prie pagrindų. Tai vad būtent liūtas yra žemiškam elemente, mes matom monetas. 2 monetos, 9 monetos, monetų riteris, 8 monetos ir 4 taurės, kas kalba apie tuščią emocinę būseną. 5 kalavijai, savo smegenų lėsimas už tai, kad nepasirinkau 2 taurių. Jo, liūtas turi grįžti į savo pagrindus, į savo elementą. Kūrėjas žemė ne jūsų elementas. Gali būti, kad kažkas jūs eidami į šitą kontraktą, kurį jūs manėt išlošėt ir wow, kaip dabar viskas bus nuostabu, jūs pasirinkot ne tą elementą. Ne to elemento žmogų, ne jūsų elemento žmogų, ne jūsų natūros žmogų. Ir dabar bandot kažkaip tempti, jau net nebestumti tą plūgą, bet tempti, nes jūsų žirgas yra už jūsų. Ir barstot tai, ką esat surinkę. Nežinau, kam tai aktualu. Kągi daryti? Tos pačios 2 taurės iškrito. 2 taurės, 10 taurių, 3 taurės. Pasižiūrėkit, vien emocijos, vien jausmai. Tai, ką jūs apleidot ir pasirinkot šitą savo sausą etapą, jūs esat kviečiami grįžti prie vandens, prie jausmų. 10 monetų jūsų jausmai atneš stabilumą. Tada iškrito 9 kalavijai, kas yra nerimas, fortūnos ratas, pokytis, 8 skeptrai. Jūs turit kalbėti. Kai kurie iš jūsų turit susigrąžinti kažkokią bendruomenę, kažkokią bendrystę, kažkokią bičiulystę, kurią apleidot dėl savo sauso davinio. Kai kurie turite susigrąžinti savo žmogų, savo mylimąją. Tie, kuriems tai rezonuoja, ką aš kalbėjau, nesikabinkit į žmonės, kurie jūsų nenori. Okay? Kurie akivaizdžiai parodė, kad jūsų nenori, jūs jiems nepatinkat, jūs ignoruoja ar dar kažkaip, ar ne? Bet jeigu žmonės su jumis kalbasi ir jie nori su jumis būti ir jūs jaučiat, kad tai yra tai, ko jums reikia, drąsiai darykit tai, kalbėkit, bendraukit, susisiekit. Fortūnos ratas ir 8 skeptrai kalba apie tą greitą, nuoširdžią komunikaciją. Kai kurie iš jūsų galbūt mato tą kitą žmogų kaip savo būsimą partnerį, su kuriuo jūs būsit laimingi. Ar ne? Ok, keliaukime. Tikiuosi šitą žinutę kažkam tiko, kažkas gavot kažką teigiamo iš viso šito pasakojimo. Keliaujame į išplėstinį skaitymą ir pasimatysim ten. O tie, kas neužsuksit, iki greito pasimatysim kitą kartą. Ramybės ir pusiausvyros. Ate.